Sveiki, tamstos. Šiandien turim siuntinuką iš Gearbėsto. Turėtų būti kamerytė, Xiaomi. Action kamera, taip vadinama dabar populiari. Sprendžiu, kad ir man reikia nusipirkti, pafilmuoti. Taigi, turim tokią dėžutę. Užsakinėjau iš Gearbėsto ir iš Europinio sandėlio. Tikėjausi, kad ateis greičiau, bet ėjo maždaug 2 savaitės. Taigi pakankamai ilgai, kad ir iš Europos. Žodžiu, tiesiog vėlai išsiuntė. Todėl kartais neapsimoka permokėti šiek tiek pinigų, ir tikėtis, kad ateis laiku. Tačiau kartais būna akcijos, kai netgi Europoje būna prekės pigesnės negu Kinijoje. Todėl taip pat reikia atkreipti dėmesį. Taigi, pats rinkinukas. Visai įdomi dėžutė tokia. Atrodo ir paprastai, bet ir pakankamai kokybiškai. Tvirtas kartonas toks. Čia yra nestandartinis rinkinys. Čia yra su travel vadinamas. Kartu su monopodu tokiu. Jis yra pakraunamas ir turėtų būti su Bluetoothu. Taip, išsiskleidžiam. Pakankamai kokybiškai atrodo padarytas. Fiksavimas štai čia. Čia pat šitas fiksuojasi, supratau. Na ką, atrodo pakankamai kokybiškai. Tačiau tikėjausi, kad bus su pakrovėju. Čia ne. Būna tokios lazdos, kurios savyje turi powerbanką. Ir šitam gale turi laidelį, kur galima įkišti į kamerą ir tuo metu, kai filmuoji, krauti. Gaila, bet čia ne tas variantas. Na, toksai kaip ir neblogas daiktas. Tikėsimės pravers. Čia statosi galima papildomai pirkti pultelis. Bluetoothinis, turbūt, valdyti kamerai. Taigi, ką mes dar turim? Čia atsisuka. Nusiema šitas. Turime pačią kamerytę. Imsim. Pirkau savo. Galima nuklijuoti viską. Yra įeina turbūt ir baterija viduje. Ne, nėra baterijos. Viskas apsaugota. Yra micro USB jungtis pakrovimui, HDMI išėjimas ir micro SD kortelė į vietą. Turėtų palaikyti iki 64 GB. Taip pat joje yra Wi-Fi'us, taigi galima pajungti su telefonu. Visą pajungimą jau darysiu sekančioje apžvalgoje detalesniai. Čia Wi-Fi'us prijungimo mygtukas. Na, štai tokia mažytė kamerytė. Ką mes dar turim? Turim pakrovimo laidą. Pačio pakrovėjo nėra, tik laidelis. Štai toks laidelis pas mus trumpas. Na, iš tikrųjų ir gerai, kai trumpas. Patogu bent jau nešiotis. Turim instrukciją kinietiškai monopodo. Labai super. Kas nežino, kaip naudotis, vis tiek iš instrukcijos nieko nesužinos. Taip, kas dar? Pačios kamerytės ar pačio monopodo. Ir čia viskas kinietiškai. Iš Europos pardavinėja ir vis tiek visas rinkinys kinietiškas. Nu, kaip visada. Iš Xiaomi tikėjausi daugiau. Ir pati baterija. Na, atsiliepimai apie pačią kamerą yra pakankamai neblogi. Tikėsimės, kad filmuos gerai. Viskas kinietiškai surašyta, niekas neaišku. 1000 mAh baterija.
pakankamai daug, kaip tokiai kamerytei, turėtų laikyti pakankamai gerai. Yra alternatyvos pigesnės, su ekraniukais gale, bet realiai pagal kokybę su jomis skaitomas šiek tiek geresnis. Bus matyt, kai pradėsim filmuoti. Tvirtinimas tiesiai montuojasi čia. Tiesą pasakius, rinkinukas gana mažas. Tikėjausi, kad kažkas bus įdėta, kokie dėkliukai, ar dar kažkas. Tai dėkliuką aš atskirai užsisakiau. Netrukus peržiūrėsim, daugiau kaip ir nieko nėra. Štai toks kudokas rinkinys. Pasižiūrim dabar kameros dėkliuką ar tinka. Taigi, vandeniui atsparus dėkliukas. Su juo taip įdomiai gavosi, čia kadangi tikėjausi visą komplektuką gauti ir kamerytę ir dėkliuką iki atostogų, bet realiai negavau nei to. Šiek tiek buvau piktas dėl to parašiau piktą laišką dėklo siuntėjui, kad jisai žadėjo atsiųsti laiku, bet neatsiuntė. Ir jis man grąžino pinigus. Taigi bent jau dėkliuką gavau, kaip sakant, nemokamai. Jeigu jau žada atsiųsti laiku, aš daviau 4 dienas papildomai tam siuntimui, negu buvo parašyta pasiskelbime. Tiesas, iš eBayaus pirkau šitą. Bet laiku neatsiuntė. Taigi bent atgavau pinigus. Dėklas atrodo kokybiškai padarytas. Kamerytė tinka, viskas tvarkoj, užsidaro. Spaudžia, viskas kaip ir neblogai. Super. Daugiau pas mus komplektukė niekas neįeina, tik tai šitas. Toks jau atrodo kokybiškas daiktas. Mygtukai veikia. Puiku. Wi-Fi gaudimas, viskas kaip ir yra. Super. Ką, tada pafilmuoju rytoj šiek tiek filmukų ir įdedu kokybei patikrinti. Tai ką, dėkui už dėmesį, neužilgo bus daugiau apžvalgų. Subscribinkitės, laikinkit ir iki greito.